Sveiki visi, esu kineziterapeutas Marius ir šiandien su jumis noriu pasidalinti paskaitą apie nugaros skausmo gydymą, kurią vedžiau šį savaitgalį vykusiame vyrų festivalyje Trakų pusiasalyje. Kadangi nebuvo galimybės nufilmuoti paskaitos festivalio metu, tokią pačią paskaitą noriu jums pravesti dabar visiškai nemokamai. Tad ši paskaita bus apie nugaros skausmo gydymą, apie tai, kokios priežastys lemia nugaros skausmą, papasakosiu apie pratimus, veiksmus, kuriuos mes galime daryti kasdieną ir kuriuos mes turime daryti kasdieną, kad atstatytume savo juosmens linkį, juosmens lordozę ir sumažintume nugaros skausmo tikimybę, o jeigu jau turime nugaros skausmą, jį sumažinti. Tad kalbant apie nugaros skausmą, labai svarbu žinoti bent jau pagrindinę stuburo anatomiją, tai yra stuburo linkius. Visi turbūt puikiai žinote, kad stuburas nėra tiesus. Stuburas turi tam tikrus linkius ir šie linkiai yra atvaizduojami šiame paveiksliuke. Tad stuburas turi tris pagrindinius linkius. Tai yra kaklinė lordozė, tai yra stuburo išsigaubimas į priekį, krūtininė kifozė, stuburo išsigaubimas atgal ir vėlgi juosmens lordozė, stuburo išsigaubimas į priekį. Kam šie trys linkiai yra reikalingi? Tam, kad atliktų amortizacinę funkciją. Kiekvieną kartą, kai jūs einate, jūs žengiate žingsnį ir sukuriate tam tikrą energiją ir gaunate atatranką. Gaunate atatranką ir ta atatranka eina per čiurnos, kelio, klubo sąnarius ir pasiekia mūsų stuburą. Pasiekus stuburą šitą energiją dėka stuburo linkių išsisklaido po visą organizmą ir nepasiekia mūsų galvos. Ir jeigu mūsų stuburas būtų tiesus, tai kiekvieną kartą žengdami žingsnį jūs gausite atatranką, kuri eidama per čiurnos, kelio, klubo sąnarius visiškai per tiesų stuburą pereitų kaip per lazdą, kaip per kokį laidininką ir tada sudrebėtų mūsų kaukolė. Ir netikėkit jokiais dieviškais, dangiškais stuburo ištiesinimais, nes tai yra visiškas melas, stuburas negali būti tiesus. Nes pasikartosiu, jeigu mūsų stuburas būtų tiesus, būtų labai daug problemų ir kiekvieną kartą žengdami žingsnį mes gautume atatranką ir ta atatranka sudrebintų mūsų kaukolę, mūsų galvą. Ir būtent kineziterapijoje yra labai plačiai pripažįstama, kad bene pagrindinė nugaros skausmo priežastis yra netaisyklinga laikysena, kuri yra susijusi su šiais trimis stuburo linkiais. Kiekvieną kartą, kai žmogus sėdi susilenkęs arba atlieka kažkokį veiksmą susilenkęs, jisai labai kenkia savo stuburui ir sukuria tiesioginę priežastį atsirasti nugaros skausmui. Kaip? Kiekvieną kartą žmogus sėdint, juosmens lordozė išsigaubia į nugarinę pusę ir visiškai pranyksta. Juosmens lordozė tiesinasi. Mano tėtis yra gydytojas radiologas ir pats nuo vaikystės esu matęs stuburo rentgenogramas, kur žmogus ateina dėl nugaros skausmo ir rentgenogramoje labai aiškiai parašyta, kad ištiesinta juosmens lordozė, sumažėjusi juosmens lordozė. Ir aš, kai jau tapau kineziterapeutu, labai greitai supratau, kad tai yra būtent dėl sėdimo darbo. Nes žmogus daug laiko sėdi ir stuburas adaptuojasi, mūsų kūnas adaptuojasi, prisitaiko ir ilgainiui didėja kupra, mažėja juosmens lordozė. Kai mes valandas sėdime susilenkę, yra tempiami išilginiai stuburo raiščiai, kurie turėtų atlikti stabilizacinę slankstelių funkciją ir turėtų stabilizuoti mūsų slankstelius. Žmogui daug laiko sėdint ir sėdint susilenkus, tempiami išilginiai stuburo raiščiai ir silpnėja raiščių funkcija, raiščiai silpnėja ir gali atsirasti stuburo slankstelių nestabilumas. Ir tai jau gali būti nugaros skausmo priežastis. Bet esmė yra ne tame. Esmė yra tame, kad žmogui daug laiko sėdint yra tempiama juosmens lordozė ir
atsiranda raumenų jėgos disbalansas, juosmuo gauna labai didelį krūvį ir raumenys jie spazmuoja ir tai jau gali būti nugaros skausmo priežastis. Tad labai plačiai yra pripažįstama, kad viena iš pagrindinių nugaros skausmo priežasčių yra nekas kitas kaip netaisyklinga laikysena. Kai žmogus daug laiko sėdi susilenkęs, organizmas prisitaiko ir mažėja juosmens lordozė, tempiami išilginiai stuburo raiščiai, tempiami raumenys, atsiranda raumenų jėgos disbalansas ir tai jau gali būti nespecifinio nugaros skausmo priežastis. Nespecifinis nugaros skausmas yra toks skausmas, kai žmogus pas gydytoją ateina, bet rentgenograma, kompiuterinė tomografija neparodo jokios aiškios priežasties. Tai yra, nėra juosmens išvaržos, nėra stuburo kanalų susiaurėjimo, nėra slankstelių nestabilumo ar vėžinės ligos. Tad stovėdami, sėdėdami mes turime išlaikyti juosmens lordozę. Tai yra būtent raktas į nugaros skausmo gydymą, nugaros skausmo prevenciją. Kaip mes galime savo padėti išlaikyti juosmens linkį? Labai paprastai. Dabar noriu parodyti 2 pratimus, 2 pozicijas, kaip jūs tiesiog savo namuose ar tiesiog darbe galite padidinti juosmens linkį, atstatyti, bent jau šiek tiek sumažinti neigiamus ilgo sėdėjimo padarinius. Tad pirmasis lifehackas, pirmasis pratimas, ką jūs galite padaryti, yra tai. Jūs tiesiog stovite, rankos, aš pasisuksiu taip, pėdos mūsų pečių plotyje, rankas dėkite ant juosmens ir tam, kad mes išlaikytume juosmens linkį, mes turime daryti atvirkštinį judesį, tai yra tiestis atgal. Ir mes tiesimės tiesiog atsilošdami atgal ir galite pajausti šiek tiek tokią švelnią įtampą ir galite ir įtampas nepajausti ir būtent tokią padėtį palaikykite 10-20 sekundžių. Labai svarbu, kad jūs dubens neišstumtumėte į priekį, nes jeigu išstumėt dubenį į priekį, tai viskas, galite daryti pratimą iš naujo, darykite taip dažnai, kaip tik tais galite. Antrasis dalykas, ką jūs galite padaryti kasdieną, kad išlaikytumėte juosmens linkį, tai yra vėlgi išsirietimas atgal, bet vieno judesio pagalba. Aš tą darau taip dažnai, kaip tik tais prisimenu ir triukas yra tame. Kai jūs sėdite susilenkęs, tiesiog dėkite vieną ranką ant juosmens ir paspauskite į priekį. Paspauskite į priekį ir tada automatiškai visa jūsų nugara, visas jūsų stuburas išsities. Tai labai paprasta, jums tik tai reikia su ranka paspausti juosmenį į priekį, tai yra grąžinti juosmens linkį į priekį ir padėsite savo atstatyti juosmens mūsų stuburo padėtį, taisyklingą stuburo padėtį. Darykite šitą judesį taip dažnai, kaip tik tais prisimenate ir niekada nesidėkite susilenkę. Kitas labai svarbus dalykas yra toks. Mariau, kaip reikia taisyklingai sėdėti? Kokia yra ta taisyklinga laikysena? Ir 100 kartų girdėjau, kad reikia sėdėti tiesiai. Kaip? Tai dabar įsivaizduokite, jums reikia pilnai 100% išsitempti. Įsivaizduokite, kad jūs kažkas tai tempia už pakaušio aukštyn, kažkoks tai kranas kelia į viršų tempia. Ir įsivaizduokite, kad tai yra 100% išsitempimas, 100% tiesus stuburas ir dabar jums reikia 10-20% atsipalaiduoti. Atsipalaidavus tiek, juosmens lordozė jinai nesumažėja, jinai yra išlaikoma ir neįtempiami viso kūno raumenys. Tad išlaikyti tokią laikyseną jūs galite jau tiek laiko, kiek sugebate ir nereikia būti ištisai įtempus nugarą. Tokia pati laikysena yra ir atsistojus. Vis reikia pilnai išsitiesti ir švelniai subliūkšti, labai švelniai 10-20% tam, kad mūsų nugara nebūtų visą laiką įtempta. Įdomus dalykas yra tas, kad mūsų juosmuo yra linkis į priekį, ne? Ir anatomiškai žiūrint, fiziologiškai, biomechaniškai žiūrint,
Juosmenį sudaro patys stambiausi stuburo slanksteliai ir jie turi laikyti didžiausią kūno svorį. Tai yra viršutinė mūsų kūno dalį. Ir to pasiekoje atsiranda juosmens raumenų įtampa. Pas didžiąją dalį žmonių juosmens raumenys yra įtempti vien todėl, kad raumenys struktūros laiko kūno svorį. Kuo didesnis kūno svoris, tuo didesnė juosmens raumenų įtampa. Ir jeigu jūs atsisėsite ir tiesiog uždėsite nykščius ant juosmens ir švelniai paspaudysite, jausite, kad raumenys yra įtempti. Tai nėra gerai, jie turėtų būti minkšti, bet kokia yra esmė, kokieno tai yra priežastis, papasakosiu truputį vėliau ir žiūrėkite šitą video iki galo. Dabar noriu visus pagąsdinti ir papasakoti, kaip susidaro juosmens išvarža. Apie tai pasakojau ankstesniuose video, bet kad gautumėte pilną informaciją, pilną informacinį paketą, papasakosiu dabar. Tam, kad suprastumėte, kaip susidaro juosmens išvarža, reikia šiek tiek žinoti anatomijos. Tarp kiekvieno stuburo slankstelio yra toks tarpslankstelinis diskas, kuris yra spaudžiamas mūsų ėjimo ir kiekvieną kartą jisai amortizuoja. Tarpslankstelinį diską iš visų pusių labai gerai įvairiomis kryptimis dengia fibrozinis žiedas. Tai yra apsauginis žiedas tam, kad tas minkštiminis branduolys jisai neišsprūstų ir nesukeltų juosmens išvaržos. Bet kai žmogus sėdi susilenkęs, įsivaizduokite, kad šita dalis yra nugarinė, šita dalis yra priekinė. Šitoje nugarinėje dalyje eina stuburo smegenys ir iš nugaros smegenų, iš tarpslankstelinių tarpų išeina nervinės šaknelės. Kai žmogus sėdi susilenkęs, tarpslankstelinis diskas yra spaudžiamas priekyje. Ir minkštiminis branduolys yra spaudžiamas link stuburo kanalo, link užpakalinės pusės, link nervinių šaknelių. Viskas būtų gerai, jeigu žmogus išsitiestų ir būtų fiziškai aktyvus, didintų savo juosmens lordozę, ją stengtųsi atstatyti, kompensuoti. Bet žmogus dažnai to nedaro ir jeigu žmogus daug laiko sėdi susilenkęs, tarpslankstelinio disko apsauginis skaidulinis žiedas tiesiog nebeatlaiko krūvio, nes yra nuolat spaudžiamas į užpakalinę pusę, kur yra nugaros smegenys ir nervinės šaknelės. Ir visa tai yra todėl, kad žmogus daug laiko sėdi susilenkęs, C formos. Ir ne vieną kartą esu girdėjęs, kad žmogui juosmens išvarža pokštelį iššauna valantis dantis susilenkus prie kriauklės, ten kažką tai nešant, sukantis. Ir visa tai vyksta todėl, kad žmogus neišlaiko savo laikysenos ir iš čia išplaukia, kad nugara visada turi būti tiesi visų veiklų metu. Jeigu viską užmiršit, kaip susidaro išvarža, kaip mes turime išlaikyti juosmens lordozę, atsiminkit, mūsų nugara turi būti tiesi visų veiklų metu. Nesvarbu, ar jūs keliate vaiką iš lovytės, ar jūs keliate bulves iš mašinos, ar jūs valotės dantis prie kriauklės, ar jūs sėdite, visą laiką turi būti tiesi nugara. Išvengsit 90% nugaros problemų. Taigi, antroji nugaros skausmo priežastis yra mažas fizinis aktyvumas. Šiais laikais žmonės labai daug laiko sėdi ir mažai fiziškai juda. Išduosiu paslaptį, kad jeigu jūs sėdite darbe 8 valandas, grįžtate namo, ten sėdite valgyti ir lekite į sporto klubą pasportuoti, valanda ar pusantros valandos ar net ir trumpesnė treniruotė, jinai nekompensuoja ir negali kompensuoti žalos, kurią jūs padarėte sėdėdami susilenkę ir tiesiog sėdėdami. Tiesiog organizmas to negali kompensuoti. Tai yra tiesiog net nelogiška, kad jūs prasėdit
8, 9, 10 valandų ir nulėksit į sporto klubą, pasportuosit, pabėgiosit ant bėgtokiam, paminsit dviratuką, pakilnosit svorius ir kompensuosis. Ne, to nėra. Taip nevyksta. Tam, kad sumažintumėt nugaros skausmų tikimybę, jūs turite mažinti kūno svorį, nes kuo didesnis kūno svoris, tuo didesnė yra rizika. Jūs turite būti fiziškai aktyvus visą laiką. Tiek darbo metu, tai yra rinktis laiptus vietoj lifto, daryti tempimus laisvo darbo metu ir imtis kitų priemonių. Labai įdomus buvo tyrimas padarytas apie tai, kokią žalą daro tas sėdimas darbas. Ir nustatyta, kad jau nuo 20 sėdimo darbo minutės mūsų raumenys pradeda stingti. Jau nuo 20 sėdimo darbo minutės raumenys pradeda stingti. Ir tikrai šita taisyklė, šita žinia, kad kas 20-30 minučių mums reikia pajudėti, pasportuoti, pasitampyti, kažkur pasivaikščioti, jinai nėra iš piršto laužta. Pravartu žinoti tai, kad jeigu raumenys pradeda stingti, sustingusime raumenyje yra žymiai silpnesnė kraujotaka. Ir tai yra visiškai logiška. Jeigu raumuo bus spazmuotas, netamprus, sustingęs, tai jame bus ir silpnesnė kraujotaka, silpniau maitinami audiniai ir mažesnė gyvybė. Ir tai yra tik laiko klausimas, kada atsiras skausmas. Tam, kad mes dar geriau suprastume, kokia yra nugaros skausmo priežastis, pravartu žinoti kineziterapijos taisyklę, tai yra apatinį kryžminį sindromą. Ir dabar noriu papasakoti, kokie raumenys yra įtempti ir kurie raumenys yra silpni ir ką mes turime daryti. Silpniausia mūsų kūno vieta yra pilvas. Su pilvu mes nedarome jokio krūvio ir pilvas nesutvertas yra perimti kūno krūvį, o visą krūvį perima juosmuo. Tad pilvas yra silpnas, juosmuo yra įtemptas. Nugaros ir pilvo raumenų jėga turi būti kuo arčiau vieneto. Kadangi juosmuo yra įtemptas, pilvas yra silpnas, mums reikia stiprinti pilvą. Dabar kitas įdomus dalykas. Žmogus didžiąją laiko dalį sėdi ant ko? Sėdi ant sėdmenų. Ir sėdmenys susilpnėja. Tai yra silpnas pilvas, silpni sėdmenys. Ir žmogus didžiąją laiko dalį sėdi sulenkęs kojas, tad sutrumpėja ir įsitempia šlaunies lenkiamieji raumenys. Tai ką mes gauname? Mes gauname apatinį kryžminį sindromą, kuris yra toks. Silpnas pilvas, įtemptas juosmuo. Įtemptas juosmuo, įtempti šlaunies lenkėjai. Silpnas pilvas, silpni sėdmenys. Viskas yra įstrižai. Tad ką mes turime daryti? Mes turime stiprinti pilvą ir turime tempti juosmens raumenis, juosmens struktūras. Turime stiprinti sėdmenis ir turime tempti šlaunies lenkėjus. Noriu papasakoti apie tai, kokia yra juosmens apkrova įvairių veiklų metu. Žmogui sėdint, juosmuo yra spaudžiamas maždaug apie 140 kg. Tai yra tokia apkrova patiria mūsų juosmuo. Žmogui sėdint pasilenkus, C formos, juosmuo yra spaudžiamas dar daugiau. Apie maždaug 185 kg. Ir jeigu atsimenate, kokiu būdu susidaro juosmens išvarža, ir jeigu žmogus sėdi daug laiko susilenkęs, jo juosmuo yra spaudžiamas tokia didelė jėga, tiesiog tarpslankstelinio disko apsauginis žiedas, kuris turi atlaikyti krūvį, jis tiesiog neatlaiko. Ir minkštiminis branduolys išsispaudžia link nervinės šaknelės ir gali pradėti ją dirginti, ir tada jau žmogus gali patirti visus neurologinius požymius. Netaisyklingai keliant daiktus, tai yra stovint tiesiom kojom ir sulenkta nugara keliant daiktus, juosmuo yra spaudžiamas dar daugiau, maždaug apie 220 kg. Ir ne vieną kartą esu girdėjęs, kad žmogus patiria fizinį šūvį, pajaučia fizinį šūvį, keldamas daiktus iš bagažinės, bulvės iš bagažinės, valydamasis dantis prie kriauklės.
Ir iš to išplaukia, kad mūsų nugara turi būti tiesi visų veiklų metu. Nesvarbu, ar jūs keliate daiktus, ar jūs sėdite, nugara visada tiesi visų veiklų metu. Ir efektyviausiai nugaros skausmą užkerta ir gydo nugaros skausmą stuburo stabilizavimo pratimai. Tai yra tokie pratimai, kurie stiprina pilvo raumenis ir stiprina ypatingai giliuosius pilvo ir nugaros raumenis. Taip pat yra nustatyta, kad pas tuos žmonės, kurie daug laiko sėdi, yra stipriai nusilpę arba netgi atrofavęsi gilieji pilvo ir nugaros raumenis. Tad mums reikia stiprinti būtent giliuosius pilvo ir nugaros raumenis ir atlikti stuburo stabilizavimo pratimus. Aš esu sukūręs labai gerą ir pačią populiariausią savo video kineziterapijos programą nugaros skausmo gydymui. Ją rasite adresu kinesterapija3.lt, adresą jūs matote va čia ir taip pat adresą paliksiu šio video aprašyme. Šioje video kineziterapijos programoje jūs gausite visą teorinę informaciją, labai gerai suprasite, kaip susidaro juosmens išvarža, kaip susidaro atsiranda nugaros skausmas, ką reikia būtent daryti ir gausite papildomus video paskaitas, papildomus video įrašus su papildoma informacija. Jūs taip pat gausite ir mano kurtą video kineziterapijos treniruočių programą, kurią sudaro 10 kineziterapijos treniruočių, jos stiprėja progresiškai ir suprasite, ką reikia daryti, nuo ko reikia pradėti gydant nugaros skausmą ir norint jo išvengti. Tad labai ačiū visiems, kurie žiūrėjo šitą video iki galo ir jeigu patiko šitas video, uždėkite laiką, parašykite komentarą, kad patiko, pasidalinkite su draugais ir būtinai prenumeruokite mano šitą kanalą Kineziterapeutas Marius Janulis. Ir jeigu turite klausimų, norite, kad kažkokią informaciją pasidalinčiau, norite, kad sukurčiau video apie kažkokią tai konkrečią problemą, galbūt jūsų asmeninę, rašykite man asmeniškai arba palikite komentarą po šiuo video. Tad iki kitų video.